Sveiki, aš Donatas. Ne, ne šitas šuniukas. O va čia aš. Noriu Jums pateikti vieną istoriją, kuri atsitiko su manimi prieš 3 metus, tai yra 2011 metais. DNB banke nuo mano sąskaitos 2011 metais rugpjūčio 5, kaip matote, bankas nuėmė 28 litus, o po to, štai, matosi apačioje, ar ne, po 3 dienų pinigus grąžino. Atrodytų, kas čia tokio, bet pagalvokite geriau. Bankas be jokio paaiškinimo nuėma šitos 28 litus kažkur, kažkokiam tikslui, panaudoja juos ir vėliau juos grąžina. Jeigu jums įdomi kokios tai savaitės dienos, tai savaitės galas. Penktadienis, šeštadienis ir sekmadienis. Dabar kodėl? Todėl, kad iš mano išklotinės galima pastebėti, kad savaitgaliais pinigų aš nenaudoju, vadinasi, ir nepasigėsiu pinigų. Tačiau dėja aš pastebėjau ir atspausdinau, jau užfiksavau. Paklausiau banko darbuotojų, o kodėl taip įvyko. Atsakymą gavau gan paprastą. Viskas gerai, naudokis mūsų banko paslaugomis ir toliau bendraukime. Žinoma, atsakymas manęs nepatenkino, aš vėl nusinčiau paklausimą, kodėl naudojatės mano pinigais. Iš jau kitos konsultantės gavau vis tą patį atsakymą. Viskas gerai. Pasimkite paskolą iš mūsų banko, naudokitės mūsų banku. Viskas čia labai šaunu. Supratau, kad DNB bankas iš manęs tyčiojasi. Kreipiausi į vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kad jį paaiškintų, ar nėra pažeistos mano kaip vartotojo teisės. Nusinčiau savo su DNB banku sutartį ir kaip jūs galvojate, ką aš gavau? Specialistų išvadas net ant 5 lapų apie mano teisių pažeidimus. Manau, jūs taip pat suprantate ir iš praktikos žinote, kad dėja, bet mes vartotojai banke ir draudimo bendrovėje ir telekomunikacijų bendrovėse pasirašinėjame sutartis, kurios mums... Taip, tokia realybė. Dėja, aš taip pat pasirašiau tokią sutartį su banku, kurioje aiškiai nurodyta, kad jei aš pasinaudoju pinigų daugiau nei jų turiu sąskaitoje, privalau mokėti DNB bankui palūkanas. Už kiekvieną dieną per metus paskaičiavus gaunasi... O kaip jūs galvojate, o ką aš gaunu už mano pinigų panaudojimą? Štai čia ir norėjusi atstatyti teisingumą, norėjau, kad bankas pripažintų klydęs ir sumokėtų už mano pinigų naudojimą man palūkanas. Manau, visiškai logiškas noras. Tačiau DNB bankas klaidos pripažinti nenorėjo. Atsiprašyti, žinoma, ne. Palūkanų mokėti taip pat nesiruošė. Maniau, kad bent Lietuvos bankas man padės, juk jis kontroliuoja bankų veiklą. Tačiau ir atsakymą čia gavau, žinot kokį? Kreipkis į teismą. Jei siūlo, vadinasi reikia. Teisme aš buvau vienas. Tuo tarpu DNB banką gynė pasamdyti brangus advokatai. Žinoma, aš nedarysiu jiems antireklamos, neįvardinsiu jų. Taip, jie brangus ir taikanti... Didžiausius tarifus. Matyt, suprantate, kodėl. Kad įbaugintų, kad pasipelnytų iš manęs. Byla paprasta kaip... O advokatai lupa didžiausius pinigus. Keista, ne? Bet ne DNB bankui. Ne. Jie sumokėjo. Matyt, jiems ši byla buvo gyvybės arba mirties klausimas. Ir ką jūs galvojate? Taip, investicija pasiteisino. DNB bankas pirmą teismą laimėjo. Na ir aš privalėjau apmokėti tos brangių advokatų išlaidas ir banko patirtus nuostolius. Na, manau, po tokio smūgio daugelis žmonių sudėtų ginklus, supratęs, kad dėja
Tačiau matyt, mano auklėjimas padarė savo. Esu truputėlį užsispyręs ir nemėgstu pralaimėti. Na, kaip beje ir DNB bankas. Kartu su vienos advokatų kontoros darbuotoju parašėme apeliaciją. Na, vėl sumokėjau pinigus. Na ir tikėjausi, kad galutinį teismo sprendimą teismas priėmė net beveik po 2 metų. Ir teisėjų komisija priėmė man palankų sprendimą. Kaip matote iš sprendimo, DNB bankas neteisėtai 3 dienom nusisavino mano pinigus. Taip pat bankas priskaičiavo neteisėtai man 6 ir 8 litus mokesčių. Vėlgi, ar čia pinigai? Žinoma, ne. Jie nedideli, tačiau ir tuos teismas pripažino kaip neteisėtai nuskaičiuotus. Vadinasi, DNB bankas elgėsi ne taip, kaip pats man siūlė pasirašant sutartį. Gaunasi įdomi situacija. Patys parengė savo palankę sutartį ir patys jos nesilaiko. Įdomiai, ne? Ir štai galutinis sprendimas. Neteisėtai nuskaičiuotus 14 litų DNB bankas privalo man grąžinti ir apmokėti mano patirtas bylinėjimosi išlaidas. Taip, aš taip pat turėjau sumokėti bankui. Kodėl? Todėl, kad paprašiau sumokėti už moralinę žalą 3000 litų, o tai sudaro 0,43% mano patirtų nuostolių. Deja, teismas neįžvelgė mano išgyvenimų, psichologinės traumos dėl 28 litų užlaikymo ir 14 litų neteisėtų mokesčių nuskaičiavimo. Galbūt teismui geriau žinoti, ką žmogus išgyvena eidamas į kovą su banku. Ir net visa bankinė sistema rizikuoja savo darbu, verslu, šeimos pinigais, šeimos gerovę, savo laiku, sveikata. Galbūt, nesiginčysiu. Bet manau, kiekvienas žmogus kada nors ėjęs į teismą arba buvęs jame ir susidūręs su teisingumu, bet kokia prasme, jautė nerimą, nemalonius išgyvenimus. Na, žodžiu, puikiai supranta, apie ką aš kalbu. Aš ne šiaip sau paminėjau, kad ėjau prieš visą bankinę sistemą. Taip, tai tiesa. Jei mano pusė gynė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, tai DNB banko ginti ėmėsi Lietuvos bankų asociacija. Ir jos vadovas tiek pirmame teisme, tiek antrame rėmė banko poziciją ir ją gynė. Prašė mano ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Kaip jums atrodo, ką tai reiškia ir kodėl jie taip elgėsi? Atsakymas labai paprastas. Tai užkulisiai. Tai banko užkulisiai, už kurių negali pakliūti bet koks vartotojas. Įrodžius, kad vienas bankas elgėsi neteisėtai, pažeidinėja sutartis, šešėlis kris ir ant kitų bankų. Aš žinoma nenoriu pasakyti, kad visi Lietuvos bankai to užsiema. Ne, nemanau. Bet bankų asociacija vietoj to, kad pasiaiškintų, kas atsitiko, užimtų neutralią poziciją. Ne. Asociacija su jos prezidentu priešaky pasisakė teisme. Įdomi detalė. Banko asociacijos sąskaita, mano žiniomis, yra tam pačiam DNB banke. Iš kitos pusės, asociacijos interneto puslapyje prie misijos yra parašyta, kad asociacija informuoja visuomenę apie bankų sektorių. Spėkite, ar asociacija, beje, kaip ir Lietuvos bankas, informuos vartotojus apie šią bylą. Tiesa, apie dar vieną asociaciją noriu pasakyti. Tai yra nukentėjusių nuo bankų veiklos asociacija.
Nežinau kodėl, bet jos veikla nutrūkusi. Svetainė neveikia, kontaktai neatsiliepia. Vėl kyla klausimas. Verta susimastyti, ar ne? Tiesa, jeigu kyla klausimas, ar ši istorija sudomino žurnalistus, taip. Taip, jiems buvo pateikta visa informacija susijusi su šia byla. Jūs patys galite spręsti, iš kur dabar jūs gaunate žinių apie tai. Jei informacijos pasiekia iš masinių informacijos priemonių, tai žinokite, kad jos nėra kažkieno kišenėje. Ir jeigu jie visgi paskelbė tai, mano informaciją, vadinasi, jiems rūpi eiliniai žmonės. Buvo žurnalistų, kurie pasakė paprastai, juk tam, kad tuos 14 litų laimėtumėte, jūs išleidote 2000 advokato paslaugoms. Na, matyt, naivu tikėtis, kad visi žurnalistai, internetas, televizija, žurnalai ims garsiai kalbėti šią temą, nes bankas kaip ne kaip užsakinėja reklamą, finansuoja jų projektus, perka straipsnius, laiko verslo pinigus, todėl prieš jį dėl manęs neverta kelti balso. Aš iš dalies pateisinu žurnalistus. Kadangi DNB bankas nenori su manim bendrauti, šiai dienai aš jau antrą kartą šiame ginče kreipiausi į Lietuvos banką su esminiu klausimu. Ar bankas nedaro tokių pačių veiksmų kitų vartotojų atžvilgiu? Ar nenusisavina svetimų pinigų? Tikiuosi gausiu greitai atsakymą ir pranešiu jums apie tai. Sekite informaciją. Aš pakenkti banko veiklai nenoriu. Ne toks mano tikslas. Šis bankas remia mūsų antrą religiją. Bet jie tai daro paėmę mano pinigus arba iš mano pinigų uždirbę. Norėčiau, kad reklamai nuskambėtų, pavyzdžiui, mano pavardė arba prie reklamos parašytų. Aš noriu šio pareiškimu parodyti, kad klysti žmogiška. Žinoma, jeigu tai klaida, o ne tyčinis veiksmas norint praturtėti. Nes jei visgi už šios galimos aferos stovi kažkokie žmonės ir neteisėtai pasipelno ar nori pasipelnyti, teisėsaugos institucijos neturėtų to praleisti pro akis, aš taip manau. Ir turėtų imtis ryžtingų veiksmų, kad tokie žmonės prie šių sumų negalėtų prieiti. Ir žinoma atsakytų už tai teisme. Jeigu visgi tai yra klaida ar buvo klaida, tai pripažinkite ją. Atsiprašykite, kad suklydote, pasakykite, kad klaidas ištaisysite. Nes dabar susidaro įspūdis, kad klaidos jokios nėra ir jos nebuvo. Pasakykite, ką darysite, kad klaidos nesikartotų. Būkite atviri su vartotojais, nes iš mūsų uždirbtų pinigų juk jūs darote verslą. Jei žmonių, indėlininkų nebūtų ir bankų. Todėl neužsidarykite už didelių paauksuotų durų savo kabinetuose. Nesiuntinėkite klientų ant 3 raidžių. Nesmaukite verslininkų ir eilinių žmonių savo sutartimis. Kaip Katinas Leopoldas pasakė. Vaikučiai, gyvenkime draugiškai. Priešingų atveju teisingumą vėl teks įrodinėti teisme. Ir tai dėja neatneš naudos nei vienai pusei. Taip, šiai dienai aš stoviu kovoje prieš DNB banką. Ryt galbūt kažkas manęs paprašys padėti kovoti prieš kitą banką ir aš padėsiu. Nes mes jau būsim dviese ir mums bus lengviau.
Tiek aš norėjau šį kartą papasakoti. Jeigu jums kilo kokių minčių, pasiūlymų ar pastabų, rašykite.